Mano brangus broliai ir seserys, šiandien su dideliu džiaugsmu švenčiame Viešpaties apreiškimo iškilmę. Tai giliai paslaptinga diena, kupina prasmės. Kovo 25-ąją, lygiai 9 mėnesiai prieš Kalėdas, skelbėme vieną iš nuostabiausių mūsų tikėjimo tiesų. Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Dievas atėjo į pasaulį, bet ne su triukšmingu reginiu, ne su žmogiška galia. Jis atėjo tyliai, į mažą namą, Nazarete. Beveik nepastebimas įvykis, tačiau pakeitęs visą žmonijos istoriją. Ir yra dar kažkas gilesnio. Bažnyčios tradicija moko, kad tą pačią dieną, kovo 25-ąją, po 33 metų, Jėzus mirė Kalvarijoje. Tai reiškia, įsikūnijimo diena ir atpirkimo diena sutampa. Šventieji, tokie kaip šventasis Augustinas ir šventasis Beda, apie tai mąstė. Dievo sūnaus atėjimas į pasaulį ir jo auka ant kryžiaus sudaro vieną paslaptį, vieną meilės aktą. Bet kodėl būtent ši data? Jėzaus žemėje kovo 25-oji žymi pavasario pradžią. Ir tai nėra atsitiktinumas. Visa kūrinyje tarsi susiderina su savo kūrėju. Kristus ateina į pasaulį pavasarį ir taip pat atiduoda savo gyvybę naujame pavasaryje, mūsų išganimo pavasaryje. Pažvelkite į šį dvasinį grožį. Nazarete Marija sako, štai aš Viešpaties tarnaitė, o Kalvarijoje Jėzus sako, tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasią. Du taip, kurie pakeitė žmonijos likimą. Todėl švęsti apreiškimą didžiajo gavėnios metu nereiškia laužyti gavėnios dvasios. Priešingai, tai ją nušviečia, nes Jėzus atėjo į pasaulį su aiškiu tikslu – atiduoti savo gyvybę už mus. Nuo pirmosios akimirkos Marijos įsčiose iki paskutinės akimirkos ant kryžiaus visas Kristaus gyvenimas buvo viena meilės auka. Taip, vienos akimirkos Dievo buvimo šiame pasaulyje būtų pakakę mus išgelbėti. Tačiau jis norėjo daugiau. Jis norėjo gyventi mūsų būseną, patirti mūsų skausmus, prisijimti mūsų silpnybės ir parodyti iki pat galo, kiek stipriai mus myli. Tas, kuris tyliai įsikūnija Nazarete, yra tas pats, kuris viešai atiduoda save Kalvarijoje, kad visi pamatytų, kiek toli siekia Dievo meilės. Kaip sako šventasis raštas, pamilęs savuosius, jis juos pamilo iki galo. Ir šioje didžiaja paslaptyje yra ir tylus, bet esminis buvimas – mergelė Marija. Ji yra Nazarete, sakydama taip angelui, o Kalvarijoje ji sako taip, dar kartą, Dievo valiai. Ji moko mus atsidavimo kelio, pasitikėjimo kelio, paklusnumo kelio. Šiandien esame kviečiami daryti tą patį. Kaip dangus susiderina, kaip kūrinyje paklūsta kūrėjui, taip ir mes turime suderinti savo širdį ir pasakyti su tikėjimu, su nuolankumu, su pasitikėjimu. Tebūnie man pagal tavo valią. Dievas telaimina tave.